Sveiki! Šiandieną parodysiu, kaip įrėminti nuotraukas. Įrėmintos nuotraukos atrodys įdomesnės ir išbaigtesnės. Photoshop programoje yra keletas būdų įrėminti nuotraukas. Vienas iš būdų tai panaudojant skriptus. Tam įjunkime paletę Windows, štai čia yra visos paletės ir mums reikalinga paletė Actions, skriptai. Ir čia yra skriptai, pavyzdžiui, skriptas Frame Channel, šitas skriptas Wood Frame suteiks, uždės medinį rėmelį. Štai dar vienas skriptas rėmelių. Pabandykime panaudoti, pavyzdžiui, šitą. Kad paleisti skriptą, spaudžiame komandą vykdyti. Meta pranešimą, koks turi būti nuotraukos dydis. Tai yra ne mažesnis nei 100 taškų tiek pločių, tiek aukščių. Spaudžiame tęsti. Štai uždedami rėmeliai. Dabar reikia pasirinkti spalvą. Renkamės meniu Edit, komandą Fill, užpildyti. Pasirenkame spalvą ir spalvą galime rinktis štai iš spalvų paletės arba spalvą galime pasirinkti iš nuotraukos. Pasirinkime oranžinę spalvą ir spaudžiame gerai. Štai mūsų nuotrauka įrėminta. Jeigu norime nuimti pažymėjimą, spaudžiame Select, Deselect arba klavišų kombinacija Ctrl+D. Sumažiname ir štai įrėminta mūsų nuotrauka baltame fone. Jeigu mums fonas nereikalingas, mes galim jį nukirpti. Galim panaudoti komandą Crop. Pažymėkime, kad nukirptus taškus pašalintų. Ir štai galime tokiu būdu panaikinti mums nereikalingą foną. Štai. Grįžkime per istorijos kortelį pradinį žingsnį ir panaudokime kitą rėmelį. Wood Frame. Pažymime, vėl paleidžiame vykdyti. Vėl tas pats pranešimas. Ir štai iš karto gauname štai tokį medinį rėmelį. Dar kartelį grįžkime į pradinį variantą, pirmąjį žingsnį ir panaudokime rėmelį štai šitą Molten Lead. Vėl paleidžiame vykdyti. Šiuo atveju mums reikėjo pažymėti sritį, kuri turi būti užpildyta štai tokiu raštu. Nes yra rėmeliai, kurie iš karto yra uždedami, o kitiems rėmeliams reikia pažymėti sritį, kuri bus užpildyta kaip rėmelis. Tai imkime įrankį, skirtą pažymėjimui. Štai dabar pažymėta štai šita dalis, bet mums reikia pažymėti kraštelius. Tam pasirenkam Select Inverse. Ir dabar pritaikykime komandą šitą, skriptą. Štai, nuimame pažymėjimą Ctrl+D ir gauname įrėmintą nuotrauką. Jeigu norime turėti daugiau skriptų, juos reikėtų jungti štai taip. Ir pasirenkame Frames. Štai turime katalogą ir turime daugiau rėmelių.
Jeigu kažką netyčia sugadinote, skriptus visada galima grąžinti į pradinę padėtį, pradinę būseną. Tai tam tikslui pasirinktumėt komandą Reset Actions. Taigi išbandykite ir kitus rėmelių skriptus. Kitas būdas įrėminti nuotrauką, tai rėmelį galime sukurti iš tos pačios nuotraukos. Taigi pabandykime. Pasirinkime įrankį skirtą pažymėjimui. Ir apibrėžkime nuotrauką, palikdami šonuose rėmelius. Pažymėta vidurinė dalis, mums reikia pažymėti rėmelius. Gal aš dar kartelį apibrėšiu, paliksiu platesnius rėmelius. Mums reikia dabar pažymėti apvadą. Tai tam tikslui meniu Select pasirenkame komandą Inverse, kad būtų pažymėta priešinga sritis. Ir dabar mums reikia tą pažymėtą sritį rėmelio perkelti į naują sluoksnį. Tam tikslui klaviatūroje paspaudžiame klavišus Ctrl ir J, jovaras. Štai, gauname naują sluoksnį su rėmeliais. O dabar su jais jau mes galime žaisti, suteikti atspalvį ar kažką įdomaus. Tai dabar esam pažymėję sluoksnį, kuriame yra rėmeliai. Galime štai čia pasirinkti įvairius efektus. Maišymo spalvas, palikim Multiply. Taip pat rėmeliam galima suteikti sluoksnio efektus, pavyzdžiui, Blending Options. Štai galima kažką padaryti. Galima įrėminti, uždėti rėmelius. Štai, taip galima išgauti įvairius efektus ir nuotraukos dalį panaudoti rėmeliams. Dar kitas būdas, norint įrėminti nuotrauką, tai naudojant filtrus. Taigi, naudojant teptukų potėpių filtrus, galima sukurti nelygius pakraščius. Tai dabar tai ir padarykime. Turime nuotrauką ir turime turėti dar vieną sluoksnį, kuris būtų užpildytas balta spalva. Galime nuotrauką pažymėti, paspaudžiame Ctrl A klavišus ir tada klaviatūroje paspaudžiame klavišus Ctrl, Shift ir J. Tai yra, turime pagrindinį sluoksnį, kuris yra nuspalvintas balta spalva ir turime nuotraukos sluoksnį. Paimkime įrankį skirtą žymėjimui. Ir štai apibrėžkime tokią sritį. Kraštai yra paliekami rėmeliams. Dabar šitą sluoksnį reikia papildyti sluoksnio maskuotę. Pasirinkime, kad pagrindinė spalva būtų juoda, o pagrindo spalva balta. Ir tada esam pažymėję štai šitą sluoksnį paveikslėlio ir spaudžiame komandą pridėti sluoksnio maskuotę. Štai atsirado balti rėmeliai. Ir štai šitiem baltiem rėmeliam mes dabar galime taikyti teptukų potėpių filtrus. Tam renkamės meniu Filter
ir komanda Filter Gallery, filtrų galerija. Pasirinkime Brush Strokes, teptukų potėpį ir pavyzdžiui šitą purškiamą potėpį. Yra slankikliai, galime keisti parametrus, galime naudoti ne vieną potėpį, bet keletą. Pavyzdžiui, turime vieną, jeigu norime dar kitą, spaudžiame štai čia New Effect Layer ir galime suteikti dar kitą. Spaudžiame gerai ir štai mūsų nuotrauka įrėminta. Šitiems rėmeliams galime pritaikyti ir sluoksnių stilių efektus. Tai spaudžiame dešinį pailės klavišą, Blending Options ir štai galim pasirinkti. Nežymiai, bet pokyčiai matosi. Taigi nusistatome, ko mums reikia, spaudžiame gerai. Taip pat rėmelius mes galime padaryti ne baltus, bet suteikti kažkokią spalvą. Tam pažymime pagrindinį sluoksnį, pasirenkame įrankį ir štai užliejame mūsų pasirinktą spalvą. Nuotrauką įrėminti galima naudojant Photoshop programoje esančius rėmelius arba tuos rėmelius sukurti patiems. Tačiau nuotrauka, kūrinys, iliustracija atrodytų profesionaliau, jei atspausdintas nuotraukas įrėmintume tikrais rėmeliais. Jei nuotrauką norime įrėminti tikrais rėmeliais, jie atrodys profesionaliau, gražiau, jeigu pridėsime papildomai pasportą. Pasportas tai dailės kūrinio, nuotraukos, akvarelė piešto piešinio ar kitokio aprėminimas. Tai kūrinys yra klijuojamas ant storesnio lapo arba galime nusipirkti įvairių spalvų pasportus. Tai aplink nuotrauką dedamas tam tikro pločio rėmelis. Tačiau šitą vaizdą, pasportą galima sukurti ir su Photoshop programa. Tai pabandykime tai atlikti konkrečių pavyzdžių. Turime nuotrauką. Pažymėkime nuotrauką. Spaudžiame klaviatūroje klavišus Ctrl+A. Tai būtų Select All, viską pažymėti. Dabar turime mes sukurti naują sluoksnį. Spaudžiame klaviatūroje klavišui Ctrl, Shift ir J. Naujas sluoksnis bus sukurtas tokios spalvos, kokia yra štai šita pagrindinė spalva. Nustatykime, kad šita spalva pagrindinė būtų balta. Ir spaudžiam Ctrl, Shift ir J. Štai sukuriamas naujas sluoksnis, kuris yra baltos spalvos. Pažymėkime šitą sluoksnį ir jį padidinkime. Tam pasirinkime meniu Image ir komandą Canvas Size, lapo dydis. Pažymėkime lauką Relative, santykinis ir nustatykime plotis 1 ir aukštis 1 cm. Spaudžiame gerai. Taigi, iš vienos pusės pridedamas rėmelis 0,5 cm ir iš kitos. Bendrai 1 cm. Taigi, mūsų pagrindinis sluoksnis yra didesnis už nuotrauką.
sukurkime dar vieną sluoksnį, kuris būtų baltos spalvos. Tai pažymime pagrindinį sluoksnį ir spaudžiame klavišus Ctrl+J arba paprasčiausiai tą sluoksnį štai nutempiame čia ir sukuriame naują sluoksnį. Vėl pažymėkime pagrindinį sluoksnį ir jį padidinkime. Vėl renkamės Image, Canvas Size ir pavyzdžiui padidinkime po 3 cm. Štai, didesnis. Pažymėkime vidurinį sluoksnį ir dabar šitam sluoksniui suteikime sluoksnio stilių. Tai yra jį kaip ir aprėminkime. Spaudžiame 2 kartus ant šitos vietos arba spaudžiame dešinį pelės klavišą ir komandą Blending Options. Pasirinkime komandą Inner Glow, vidinis apšvietimas. Pasirinkime rėmelio spalvą, pavyzdžiui, juodą. Pasirinkime spalvų maišymo režimą, pavyzdžiui, Multiply. Taip, nustatykime štai dydį. Ir dar galim pasirinkti per matomumą, dengiamumą, kas nebūtų labai ryškus. Ir spaudžiame gerai. Štai sukūrėme nuotrauką su pasportu.